Labas, sveikučiai iš žaliosios medinės gyvatės metų. Pirmasis labas. Labai tikiuosi, kad visi sutikot šiuos naujus metus teisinga koja, geromis mintimis, su daug naujų tikslų, naujų svajonių, kurios turėtų išsipildyti šiais metais, jeigu tikrai labai pasistengsit, kad sveikatėlė metų pradžioje buvo puiki ir kad tai būtų visus metus, nes manau tai yra svarbiausia. Ir kad turėsit labai daug įdomių nuotykių. Kelionės, aišku, irgi kliūsas būtų. O aš pati šios metus pradėjau visai neblogai, sakyčiau. Tikiuosi, tai ir tęsis visus metus. Labai dėl to pasistengsiu, turiu daug naujų tikslų. Netgi galvoju, kad reikėtų juos užrašyti ant lapo. Turbūt šią savaitę. Jau spėjau atidirbti 2 dienas ir prasidėjo savaitgalis, šiandien yra šeštadienis. Tai turiu dabar 2 laisvas dienas ir kita savaitė jau tokia bus pilna darbo savaitė. Tai ruošiuosi, stengiuosi išsilsėti, labai gerai, kad taip gavosi, jog padirbti tik 2 dienas, tas savaitgalis ir tada jau normali pilna savaitė, nes taip lengviau po atostogų įsivažiuoti į tą darbinį ritmą. Ir šis savaitgalis prasidėjo su staigmenomis. Labai nustebau, gavau siuntinuką nuo savo geriausios draugės Lietuvoje, Gintarės, tikrai esate ne kartą ją matę mano vlogose jau. Gintarė, you are crazy, mano mažoji fėja. Tai va, tikrai labai nustebino, tikrai nesitikėjau, galvojau, ką aš čia esu užsisakius. Lyg tai nieko neužsisakiau metų pabaigoje. Tai va, atkeliavo ir žiūriu, kad iš Lietuvos parašyta netgi su kalėdom ir snaigė. Tai iš karto supratau, kas čia mane bando nustebinti. Taigi, išpakuokim, pasižiūrėkim, ką mano mažoji fėja čia man atsiuntė. Nagi, ir kasgi čia yra? Labai gražios spalvos dėžė. Renkant dovaną, gera galvoti apie tave. Oh my god, kas čia bus? O dievuliukau. Gintarė. Ar pablūdai? Eina savo, kiek čia daug visko. Pasižiūrėkit, koks angeliukas. Nu kokio mielumo. Dievuliukau, koks mielas, kiutulas. Labai švelnus. Kalėdiniai stebuklai vis dar tęsis. Gintarė. Kažkieno gimtadienis artėja. Ką čia turime? Turime rankų kremą iš L'Occitane. Vau, turėtų labai skaniai kvepėti pagal mane. Labai skaniai kvepia. Tepsim. Nes visa oda, lūpos, viskas žiauriai sausėja. Ir kaip tik matau ir lūpų balzamas. Tikrai pravers. Turiu kiekvienoje kišenėje dabar. Kučiukai. Vienas mėgstamiausių dalykų per kalėdas. Aš kučiukus valgau visą sausį, prie kavos ryte ir po pietų. Bent 2 kartus į dieną visada valgau bent po saują kučiukų. Matau kaukyčių milijonas. Jetau. Pėdų kaukiam. Reikia nepamiršti rūpintis ir savo pėdutėm bei rankom. Kolageno veido ir kaklo kaukė. Kokia graži. Man atrodo liktais, kad Mona Lisa veidas čia yra. Rankyčių kaukė. Retinolio kaukė su vitaminu C. Labai gerai, kad vitaminas C ir retinolis, nes dabar jau kai žinau, kad turiu melasmą, tai galbūt tokių kaukių naudojimas gali užkirsti kažkokį kelią atsinaujinimui melasmos vasaros metu. Taip pat žalios arbatos kaukė. Nu čia kaukių tai būsiu tikrai apsirūpinusi. Čia žinot, kai tavo draugai labai gerai tave pažįsta. Kalėdinis žaisliukas, kaktusas. Man tai asocijuojasi su Arizona, nes nuo to laiko, kai gyvenau Arizonos valstijoje, man viskas, kas susijęs su kaktusais, labai patinka. Aš mėgstu juos labai piešti, turiu krūvą
lipdukus su kaktusais, mėgstu juos klijuoti į savo užrašų knygelę. Tiesiog, man labai patinka kaktusai, patinka tatuiruotės su kaktusais ir panašiai. Gintarė mane labai puikiai pažįsta. Dieve, koks gražus. Ir netgi yra, pažiūrėkit, jau pražydęs. Labai daug gražių kaktuso žiedų esu mačiusi Arizonoje. Reikės pradėti kolekcionuoti gražius kalėdinius žaisliukus. Kas čia? Kažkas labai skanaus. Juodojo šokolado saldainiai su marsala įdaru. Va, koks gražus įpakavimas. Prie kavos man tokie dalykai būtini. Dar deserčiukai. Nesu tikra, bet iš formos jausmas lyg būtų makrunsai gal. Neįsivaizduoju. Išbandysim, patestuosim. Ir dar gigantiško dydžio grybukų. Kaip faina. Nuskanėstų tai visam mėnesiui. Ačiū tau labai, Gintarė. Išsiskelbiau drabužius ir dar yra visas maišas jau išdžiūvusių drabužių, tai reikia viską susilankstyti, susidėti į vietas ir tada lėksiu iki parduotuvės, nes reikia grietinės ir dar šiokių tokių dalykų. Tai, žodžiu, buitekas. O dievai, kiek žmonių pardį buvo. Žinot, tas momentas, kai įeini ir jau matai, kad nėra vežimėlių, tai jau žinai, kas dedasi viduje. Tai tiesiog pasigrėbiau mėsytės, daržovių ir viskas rėjau lauk, nes tiesiog per daug liaudės. Užteks šiam vakarai. Bet gerai dar stiklą išsinešiau, nes buvo labai daug prisikaupę po kalėdų, ten nuo visokių majonezų ir raugintų agurkėlių, tai biškį atsilaisvino spintelė. Daugiau vietos ir švariau. Na ką, padariau vištienos plovą meiliai, nes jisai mano nesąmonyčių nevalgo. O savo sugalvojau tokį įdomesnį dalyką šiandieną. Tai bus vrepas su krevetėmis, bet salotoje. Toks įdomesnis biškelių variantas, bet gaivesnis ir netoks sunkus. Su labai daug daržovių. Tai krevetės labai smarkiai susmulkinau, va taip va, pakepinsiu svieste. Čia smulkiai supjaušiau svogūną, agurką ir papriką. Taip pat dar uždėjau morkos šiek tiek ir rukolos. Ir čia keliaus iškeptos krevetės, sumaišysiu su truputėlį siračios padažu, kad būtų aštriau ir ko gero Filadelfijos sūriu. Tuomet dar įeis avokadas ir viską suvyniosime į aisbergo salotą. Ir gausis tokie vrepai. Visai skanus, manau, tikiuosi. Salota nuplauta. Krevetės jau vietoje, reikia uždėti cream cheese ir viską išmaišyti. Gavosi repsai, tikiuosi išėjo skanus. Atrodo skaniai ir kvepia iš tikrųjų labai skaniai. Nagi pažiūrėkim, kas mums čia gavosi. Ar skaniai, ar nelabai. Šiaip reikėjo gal palaukti, kol atvės labiau krevetės, nes aišku ištirpino sūrį labai ir toks gavosi šlapis tas sumuštinis repsas, bet nieko tokio. Labai troškom. Siračio padažas visą laiką duoda tokio gero aštrumo, bet ne per aštru yra. Toks viduriukas aukso. Tikrai labai skaniai gavosi. Sakyčiau, netgi skaniau negu tikėjausi.
Jeigu mėgstat nesąmonytės, kaip aš, siūlyčiau pabandyti. Man labai patinka. Šiaip aš darau tokius repsus dažnai ir tikrai dažniau negu su tortilija, nes su salotos lapu man yra skaniau, gaiviau ir taip neapsunksti smarkiai. Taip pat galima dėti bet kokią mėsą, kokią mėgstat. Galima tiesiog kumpį dėti kokių garstyčių, daržovių kokias mėgstat. Taip pat gali būti kepta vištiena, faršas gali būti, kiauliena, jautiena, aviena, bet ką sugalvojat. Jeigu mėgstat žuvį, gali būti žuvis, gali būti tunas, gali būti lašiša. Tai variantų yra visokių, tik turėkit fantazijos. Skanaus valgantiems, einu pabaigsiu savo maistelį. Galbūt norėsite kažkada greitų laiku pabandyti ir šitą receptą. Na ką, labas, sveikinuosi jau iš kito savaitgalio, praėjo visa pilna darbo savaitė. Keistas jausmas, nes atrodo, jog ne 5 darbo dienos buvo, o 10. Ir galų gale pradedu galvoti, jog yra kažkoks vitamino D trūkumas, tai šiandienos mano tikslas nueiti į parduotuvę susirasti gero vitamino D ir pradėti jį vartoti. Saulės šitoje šalyje tikrai turime labai mažai. O jau kaip žinome, kad vitaminas D sukauptas vasaros metu pasišalina iš mūsų organizmo kažkur per 2 savaitės. Tai pasibaigus vasarai, kažkur jau rugsėjo pabaigoje mums jau yra tas vitamino D trūkumas. O kadangi čia mes ir tos vasaros bent jau šiais metais visai neturėjom, kaip ir nesukaupėm jokio vitamino D, tai reikia kažkaip pagelbėti savo kūnui ir nusipirkti jo papildomai ir vartoti kiekvieną dieną. Vakar diena buvo išimtis, tikrai švietė saulė ir buvo labai giedras mėlynas dangus, tačiau pašalo, turėjom šiek tiek sniego, kuris vis dar nenutirpo. Galėjo iš tikrųjų tai būti per kalėdas, per atostogas, nes tikrai taip kalėdiška dabar ta nuotaika tokia už lango. Bet nieko, po truputį įsivažiuoju šios naujus metus. Kažkaip suaktyvėsiu, viskas bus gerai. Esu pasiryžusi viskam. Taip pat labai noriu pasidžiaugti naujų metų dovaną, kurią gavau iš sesės. Turbūt jau pastebėjote mano naują kanalo logotipą. Būtent šį gražų logotipą jinai nupiešė man pati ir atsiuntė labai daug skirtingų spalvų, iš kurių turėjau išsirinkti vieną. Tikrai buvo labai sunki užduotis, nes visi atrodė labai gražūs, bet specialiai pasirinkau žalią spalvą, nes šiais metais turi būti kažkoks žalios spalvos akcentas, kad galbūt šiems metams atneštų kažkokią sėkmę, daugiau pasiekimų ir panašiai. Tai labai ačiū Aurelija, ačiū šį nuostabų gražų naują logotipą, jaučiuosi atsinaujinusi, esu labai laiminga ir labai džiaugiuosi šitą dovaną ir kad turiu tiek daug talentingų šeimos narių. Tai va, pavyzdžiui, megztukas yra megztas mamos, o logotipas pieštas sesės. Ačiū, damos! Šiandienos vakaro planas tai yra susirinkti visas kalėdinės dekoracijas, susidėti dėžes ir palikti kitiem metam kažkur spintoje. Gaila, bet dėja jau tas laikas. Ar prieš tai persirinksiu kažką šilčiau, nueisiu parduotuvę, reikia surasti vitamino D, reikia susirasti mielų dovanų, nes noriu išsiųsti Gintariai, kadangi jos gimtadienis artėja ir kad dovana nukeliautų laiku. Tai noriu surasti tokių gražių mergaitiškų dovanų ir galbūt šiandien jau supakuoti, o išsiųsiu ko gero pirmadienį, nes manau, kad post office'as nedirba šiandien. Bet tikiuosi, kad dovana nueis laiku ir jinai gaus tas dovanas būtent per gimtadienį. Ar bent jau dieną prieš. Kol kas neparodysiu, ką nupirkau, bet viską nufilmuosiu ir parodysiu tuomet, kada jį tuos daiktelius gaus. Ir dar reikia nueiti iki maisto prekių parduotuvės, nusipirkti kažką valgyti vakarui. Tai diena nusimato tokia. Už lango labai didelis rūkas, vis dar yra sniego, pašalė. Neįsivaizduoju nei kiek laipsnių, jaučiu koks -1. Bet pažiūrėsim. Tai kažką apsirengsiu šilčiau ir keliaujam. Žiauriai šalta. Be pirštinių tai praktiškai neįmanoma. Toks šaltukas spaudžia ir nosį, ir galvą. Reikėjo kepurę gal užsidėti. Bet nieko, parduotuvė čia pat. Tai greit nulėkiu ir parlėkiu.
Nu ką, grįžau iš parduotuvės, žiauriai sušalau, nemeluosiu. Man atrodo -2 laukia, bet feels like jausmas kaip koks -10. Tai padarysiu tokį trumpą holiuką, ką nusipirkau iš maisto šiandien, bet galvoju, gal pirmą išsikrausiu, nes labai šlama. Tai kad tas garsas jūsų neerzintų, tiesiog išsikrausiu ir parodysiu. Tai iš mėsytės paėmiau vištienos, va tokiuose džiūvėsėliuose išvoliotus. Labai skani, aš ją labai dažnai perku. Tada paėmiau dešrelių, nes kažkuria dieną darysiu hot dogus. Labai senai dariau ir galvoju, kodėlgi ne. Tiesiog taip sugalvojau. Tada užsišaldymui mėsos. Tai bus tokia nugarinė kiaulienos. Išmarinuota jau. Tada paėmiau vištienos šlaunų didelių, nes planuoju galbūt rytoj išvirti. Tai gautųsi ir sriuba, ir mėsa. Tai tokie 2 kaip ir patiekalai išeis. Ir visai skaniai. Tada kumpio pjaustyto. Bulvių maišelis. Kilogramas, man atrodo, taip. 2 bananai. Aisbergo salota. Taip pat paprika viena. Siračia padažas, nes jau viskas į galą, o aš jį labai mėgstu. Filadelfijos sūris XL dydžio. Toks kažkaip mažesnių nebepardavinėja, nežinau, bent jau nerandu. Suši ryžių, kurią nors dieną parodysiu tokį labai lengvą receptą, kaip greitai ir skaniai pasidaryti tiesiog paprastus sušius. Aš dažnai taip darausi, nes labai mėgstu suši, tai labai greitą būdą pasidaryti. Taip pat paėmiau vieną bandelę tokią su šokoladu ir tokiu kaip pudingo įdaru kažkokiu. Labai skaniai. Ir taip pat paėmiau cinamoninę bandelę. Taip pat hot dogų bandelės. Kaip sakiau, planuoju kažkada daryti. Grietinės pakelis. Mažas jogurto pakelis. Vienas obuolys. Nes kartais noriu pasidaryti vaisių salotas ir man nereikia daug, noriu, kad būtų šviežia, taip pasiėmiau vieną obuolį, vieną kriaušę, porą bananų ir jogurtą. Taip, tiesiog tam. Vienas avokadas, mozzarella sūris, taip pat grietinėlė, su kuria darau viską, kepu ir mėsą ir darau padažus. Vienas labiausiai naudojimų dalykų mano šaldytuve, dėl to jo visada turi būti. Krabų lazdelės. Tiesiog greitom salotom, kai kažko norisi užkasti. Mažas pakelis faršo užsišaldymui, nes kartais darau nachos labai skaniai ir man reikia nedaug faršo. Tai tiesiog. Taip pat alyvuogių be kauliukų paskanauti. Grietinėlė į kavą. Pomidoriukai. Ir paskutinis daiktas, tai bus mano imbiero šotukas. Kartas nuo karto, kad stiprinčiau imunitetą, išgeriu jį. Nes oras šaltyn ir nesinori susirgti. Ir taip pat, kaip ir sakiau, kad užbėgsiu į Krudvat parduotuvę, tai užbėgau būtent vitamino D nusipirkti ir radau labai gerą variantą. Tai vitaminas D3, tik tai ne tablečių, o guminukų pavidale. Tai gal sakyčiau visai gerai. Tikiuosi skanus, nes manau, kad turėtų būti gal kažkoks skonis padarytas specialus. Matysim. Vienas kartas dienoje. Tai tikrai pasistengsiu gerti kiekvieną dieną tuo pačiu metu. Įpratinsiu save taip daryti. Bus paprasčiau. Šiaip nežinau, ar esu jums sakiusi, bet Olandijoje visos prekės aprašytos, ta prasme jų etiketėse nėra anglų kalbos. Tai jeigu norit sužinoti, kokia sudėtis ar kaip vartoti produktą, tai turite išsiversti, jeigu nemokate olandų kalbos, nes šiaip viskas yra olandiškai, vokiškai ir prancūziškai. Dažniausiai. O jeigu yra anglų kalba kažkas parašyta, tai bus atvežtas iš kitos šalies. Pabandom. Kvapas nelabai. Nėra kažkokio skonio. Tiesiog želatina. Ir viskas. Na va.
Pirmas gaminukas šiandien suvalgytas. Dar taip pat prie to pačio iš nevalgomų dalykų. Pirkdama vitaminus, kadangi turiu Krudvato lojalumo kortelę, labai dažnai daug visokių akcijų būna arba gauni dovanų. Tai šiandien gavau dovanų multivitaminų kompleksą. Tai sakyčiau labai faina gauti tokių dovanų. Nežinau, ar aš jas gersiu. Galbūt pabandysiu, bet man kartais, jeigu aš vartoju multivitaminus, bent jau anksčiau tai būdavo, tai man būna nelabai gera. Ir nežinau kodėl, galbūt šitame komplekse yra kažkoks vitaminas, kurio man organizme yra per daug, ar kažkas tokio, ir dėl to man būna negera, bloga, mane pykina. Tai neįsivaizduoju, bet tai buvo prieš keletą metų, tai nežinau, galbūt pabandysiu ir žiūrėsiu, kokia savijauta yra. Dovanos smagu. Tada dar iš daiktelį visokių pasiėmiau kvapuką namams, nes visada šitą naudoju koridoriuje, nes šitas butas turi tokį senovės kvapą, tai aš visada prikaišioju šitų ir tada kvepia ir užmuša tą kvapą. Nes valyk nevalės, niekas nesikeičia nuo to. Tada pasiėmiau mažų batareikų, nes per kalėdas kaip ir išsinaudojom visos, kiek buvo namuose, visom lemputėm. Tada į tualetą, tokios tabletės, kurias naudoju jau kurį laiką ir man kaip tik pasibaigė jos. Tai įmeti vieną ir ten viskas pradeda putoti, nužudo bakterijas, paskui prašveiti ir labai geras kvapas, labai gražus, švaru ir blizga. Taip pat į tualetą šitą kvapuką ir zipo maišelių, taip pat vatos padelių makiažui valytis ir kažmar. Ir dar pamačiau tokius šildančius padelius, kaip ir pleistrai, kad būtų. Bet kai būna tos moteriškos dienos ir jeigu skauda pilvuką, tai galima užsiklijuoti galbūt nakčiai ir turėtų šiek tiek padėti primažinti skausmą. Na va, panašu, kad mano holas į pabaigą, tai tiek nusipirkau šiandien. Dar buvau užsukusi į vieną parduotuvę ir nupirkau šiokių tokių smulkmenėlių savo draugiai, kuriai dėsiu siuntą gimtadienio progą, tai tokių šiokių mažų dalykiukų mielų, bet per būtent šį vlogą aš jums neparodysiu. Nufilmuosiu, tačiau parodysiu tada, kada jinai gaus tą siuntinį. O dabar keliauju, susidėsiu visą maistą ir visus daiktus, kur priklauso. Kažkas į šaldytuvą, kažkas į spintelę keliaus. Ir tuomet eisiu gal po truputėlį nusirankioti kalėdinės dekoracijas. Susidėsiu ant stalo ir tuomet išsitrauksiu dėžę ir reikės gražiai viską susidėti. Na ką, susidėjau visus kalėdinius daiktelius ant stalo, bardakas visiškas dabar namie, ir dulkių daug, ir blizgučių visur pilna, tai rytoj teliks tik pagalvėlių žvalgaliukus nuvilkti ir susidėti viską į dėžes. Tai va tiek, o šiandien jau tingiu kažką bedaryti, tai eisiu nusimaudysiu, nusimsiu makiažą ir dar įsijungsiu kokį serialą ir bandysiu užmigti. Tai čia su jumis atsisveikinu, susitinkame kitame mano vloge. Bučiuoju jūs visus. Ru.